Šiandieną pas mus servise turėsim įdomų darbą. Tai keisime inverterį, kitaip vadinamą įtampos keitiklį, būtent šitam 2015 metų Toyota Auris hibridiniam automobiliui. Problema ta, jog dega skaidelį gedimo indikacijos ir pranešimas patikrinkite hibridinę sistemą. Taip pat automobilio hibridinė sistema nedirba, automobilis važiuoja tik tai benzininiu varikliu. Tai kągi, o problema tai yra, kad būtent šituose inverteriuose, kiek tekia susidurti, valdymo plokštėje nudega IGBT tranzistoriai ir pilnai neveikia mūsų hibridinė sistema. Remontas yra tik tai keitimas į kitą inverterį. Štai matote, turime naudotą inverterį, kurį ir pakeisime dabar būtent šitam Toyota Auris automobilyje. Prieš dirbant visus darbus susijusius su aukšta įtampa, su hibridinė sistema, turime deaktyvuoti aukštą įtampą automobilyje, tai pašalinti iš baterijos saugiklį ir, žinoma, atjungti 12 voltų maitinimo akumuliatorių. Būtent šiame Toyota Auris automobilyje saugiklis stovi po galinėmis sėdynėmis, ten pat yra ir sumontuota aukštos įtampos baterija. Tai kągi, atjungėme saugiklį, bei taip pat turime atjungti ir 12 voltų akumuliatorių, kuris randasi pas mus bagažinės dešinėje pusėje kišenėje. Aukštos įtampos keitiklis išmontuotas. Matot, kaip atrodo vaizdas. Ir vietoj šio sugedusio senojo defektuoto dėsim kitą naudotą. Pakeitėm hibridinį inverterį. Šiam Toyota Auris automobiliui visos klaidos dingo. Automobilis važiuoja puikiai. Taip pat, žinoma, ir atlikom norinimo procedūrą, kadangi būtent inverteris turi savo atskirą aušinimo kontūrą. Taip pat dar klientui rekomenduosime pasikeisti ir pagrindinę elektrinę aušinimo pompą, kuri aušina variklį. Tai tiek žinių.